Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums informaciją, kaip užpildyti ir pateikti prašymą FR 0781 per mano VMI, norint sumokėtą deklaruotą permoką įskaityti į kitą įmokos kodą. Toliau FR 0781 formos prašymą grąžinti įskaityti mokesčio permoką vadinsiu prašymas FR 0781. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje turimą mokesčio ar sumokėtos įmokos permoką nori įskaityti į kitą įmokos kodą, turi pateikti prašymą FR 0781 per mano VMI. Pateiksiu pavyzdį, kaip gyventojas turimą permoką įmokos kodu 1411 gali įskaityti į kodą 1001. Prisijungę prie mano VMI, pradžios lange paspaudę permokos ir grąžinimai, matysite jūsų turimas permokas. Prašymą FR 0781 pildymui spauskite mygtuką Susigrąžinti arba Įskaityti. Atsivėrusiame mokesčių permokos grąžinimo įskaitimo lange, skiltyje Pasirinkite, palikite pažymėtą pildymo būdą pasirenkant sumas iš sąrašo ir paspauskite Pildyti. Prašymą pradėsite pildyti nuo apskaitos duomenų lango. Pažymėkite varnelę permoką, kurią norėsite įskaityti ir spauskite Formuoti FR 0781 prašymą. Skirtuke Bendri permokos skirtumo įmokos duomenys informacija užpildoma automatiškai pagal prieš tai atliktą permokos pasirinkimą. Spauskite Išsaugoti ir tęsti. Prašymo FR 0781 pildymo lange permokos skirtumo įvedimas, nurodykite permokos grąžinimo įskaitimo pagrindą, tai yra dėl kokių priežasčių susidarė permoka. Paspauskite Veiksmai ir pasirinkite Redaguoti. Atsivėrus permokos skirtumo duomenų įvedimui, pasirinkite permokos grąžinimo įskaitimo pagrindą. Permokėjus sumą, kaip pateikta pavyzdyje, pasirinkite trečią. Kitų VMI administruojamų mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus, delspinigių palūkanų permokas skirtumas. Šį pagrindo kodą pasirinkite ir tuo atveju, jeigu permoka yra susidariusi, pavyzdžiui, pateikus gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją. Mokėjimo dokumento numeris, mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga bei prašoma įskaityti suma įkeliami automatiškai pagal apskaitos duomenis. Jeigu norite įskaityti mažesnę sumos dalį, tai laukelyje prašoma grąžinti įskaityti sumą, pakoreguokite sumą. Išsaugokite duomenis, paspaudę Saugoti, sugrįžus į permokos skirtumo įvedimas langą, paspauskite Išsaugoti ir tęsti. Prašymo FR 0781 pildymo lange, įmokos įvedimas, informacijos teikti nereikia, spauskite Praleisti. Lange Mokesčių įskaitimas, spauskite Pridėti ir atsivėrusiame mokesčių įskaitimo duomenų lange pasirinkite įmokos kodą, į kurį norite įskaityti turimą permoką. Pateikto atveju 1001 ir spauskite Saugoti. Sugrįžus į mokesčių įskaitimo langą, spauskite Išsaugoti ir tęsti. Atsivėrusiame lange Mokesčių grąžinimas, duomenų nurodyti nereikia. Spauskite Išsaugoti ir tęsti. Prašymo FR 0781 pildymo lange pridedami dokumentai, pateikto pavyzdžio atveju papildomų dokumentų pridėti nereikia. Spauskite Išsaugoti ir tęsti. Dokumento patvirtinimo lange pateikiamas suformuotas prašymas pagal užpildytus duomenis. Suformuotą prašymą galite atsispausdinti arba parsisiųsti į savo įrenginį, paspaudę dešinėje pusėje esantį mygtuką Spausdinti arba Parsisiųsti. Peržiūrėkite, ar duomenys užpildyti teisingai ir spauskite Patvirtinti. Pasitikrinti, ar tikrai jums pavyko pateikti prašymą, galite mano VMI pradžios lango skiltyje Vykdomos paslaugos, kuria išskleidę ties užsakytą paslaugą matysite jos būseną vykdomą. Prašymo FR 0781 nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų po prašymo gavimo dienos. Tuo atveju, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas paprašo pateikti papildomus dokumentus,
30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po paprašytų dokumentų gavimo dienos. Pateikta informacija parengta vadovaujantis nurodytais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.